Aš kaip ir nuo vaikystės buvau nepatenkinta savo dantimis. Aš norėjau susitvarkyti tą žandikaulio sąkandį, nes jis buvo tikrai prastas. Sprendimas buvo ne kažką keisti, sprendimas buvo gydytis. Kai sutikau gydytoją Grybauską, jisai pasiūlė tokį racionalų sprendimą ir aš pasiryžau. Esu Simonas Grybauskas, veido žandikaulių chirurgas. Man toksai buvo noras įeiti šią sritį ir žmonėm paprasčiausiai padėti tos problemos atsikratyti. Aš galvojau, kad visas tas defektas kažkoks tai gali būti sutvarkoma breketų forma, kad nereikės tos operacijos, nes man apskritai visos operacijos skamba labai baugiai. Buvo labai sudėtingas sprendimas, kadangi aš kaip ir pati gal ir ne taip stipriai bijojau, bet aplinkinių nuomonė buvo kitokia. Svarbu turėti žmonės, kuriais gali pasitikėti. Ir aš pilnai galiu pasitikėti savo komandą, nes žinau, kad jie išmano savo darbą. Ir jie myli savo darbą lygiai taip pat kaip aš. Jie ateina ir nuo pradžios iki pabaigos dalyvauja visam gydymo procese. Prisimenu, kad visi labai nuoširdūs žmonės. Aš ir dabar su jais visais susitinku ir labai artimai ir nuoširdžiai bendrauju. Visada žinojau, kas bus, kas vyks, kas ką darys, kas už ką atsakingas. Ir koks bus rezultatas, netgi žinojau iš karto. Pasitikėjimas labai didelis savo jėgomis, tiek iš Simo, tiek iš visos jo komandos. Šypsenos veide ir ramybė. Ir tiek to ir reikia pacientui, kad jisai būtų nuramintas ir žinotų, kas jo laukia. Sunkiausia buvo diena prieš operaciją. Morališkai pasiruošti ir nusiteikti. Iš karto po operacijos tai buvo labai baisu, nes atsibundi, visas veidas apibintuotas, valgyti nieko negalima buvo. Simas ir jo komanda tikrai padėjo, kaip sakant, išgyventi tą laikotarpį. Tas visas malonus bendravimas ir rūpinimasis, pastovus rūpinimasis. Pastovus skambučiai, žinai, kaip laikaisi, ką darai, žinai, ir nevalgai, ar ten prisižiūri, žinai. Už tai paskui atrodai gerai ir viskas praeina ir užsimiršta. Ir dabar, jeigu reikėtų pakartoti, aš tikrai pakartočiau viską nuo iki. Laimė iš paciento pusės, aš manau, kai jis gauna tai, ko norėjo. Svarbiausia yra, kad rezultatas atitiktų lūkesčius. Tai net ne tas žodis, kai praeina visas tas laikotarpis, netgi ne iki breketų nuėmimo, tu jau matai tos rezultatus. Žinai, naujas žmogus, aha, žiūrėk, aš galiu šypsotis, aš negalėdavau šypsotis. Aš labai džiaugiausi, aišku. Ir dabar labai džiaugiuosi. Kiekvieną kartą, kai pasižiūriu į savo dantis, galvoju, kaip gerai, kad aš visą šitą padariau. Pasitikėjimas atsiranda savimi. Atsiranda kažkoks tai vidinis džiaugsmas, kad va, dabar aš pats savo, ne kitiems, aš pats savo atrodau tikrai patrauklus. Visi sakė, kad aš labai pasikeičiau. Kas mane įkvepia, tai įkvepia laimingas pacientas. Tai motyvuoja eiti toliau ir ieškoti dar geresnių sprendimų, kas yra susijęs su kitais pacientais, kurie ateis rytoj.